Sveiki. Pamoka vadinasi gretutiniai ir kryžminiai kampai. Ir jie susidės iš dviejų dalių. Kiekviena iš tų dalių dar turės po mažesnę dalelę. Visų pirma, mes pradėsime nuo gretutinių kampų, pažiūrėsime, kas jie tokie yra, o tada pažiūrėsime, kuo jie ypatingi. Lygiai taip pat bus ir su antrai pamokos dalim, kur kalbėsime apie kryžminius kampus. Visų pirma, pažiūrėsime, kas yra kryžminiai kampai, o paskiau pažiūrėsime, kuo jie ypatingi. Taigi, pirmoji pamokos dalis – gretutiniai kampai. Pradėsime nuo to, kas jie yra. Vėlgi, gretutiniai mums sako, kad tie kampai turi būti greta, ar ne, vienas šalia kito. Tai svarbu. Dar svarbu vienas dalykas tai, kad jie susidaro, kai mes turime ištęstinį kampą, ar ne, tarkim, dabar turime kampą O, kuris yra visas ištisas, ir jie susidaro, jeigu mes iš ištęstinio kampo nubrėžime dar vieną spindulį. Va, nubrėžiau dar vieną spindulį, tarkim, pažymėsiu jį M raidę, bus dabar spindulys OM, susidarė du kampai, pažymėkime jos lankeliais, tarkim, čia bus pirmas, antras, o čia bus antras kampas, ar ne? Tai pirmas ir antras kampas, kampas pirmas ir kampas antras yra gretutiniai. Kodėl jie gretutiniai? Ogi todėl, kad jie yra greta visų pirma ir jie buvo sudaryti, kai mes ištiestinį kampą dar padalijome į du kampus, nebūtinai lygius, su dar vienu spinduliu. Gerai, tai kuo jie ypatingi? Šie gretutiniai kampai, kuo jie ypatingi? Ogi tuo, kad gretutinių kampų suma, pavyzdžiui, kampas 1 plus kampas 2, ar ne? Šitas kampas ir šitas kampas, visą laiką jie bus lygus 180 laipsnių. Kodėl tai naudinga? Pamėginkime pažiūrėti kokį nors uždavinuką. Tarkim, buvo ištiestinis kampas M ir jis dar padalintas į kampus šis kampas buvo 150 laipsnių, o mums reikia surasti kampą X. Ir arba galime susidaryti lygtį, arba galime paprasčiau spręsti, bet kadangi mes jau labai puikiai mokame spręsti lygtį, susidarykime lygtį. Reiškia, mes žinome, kad abu kampus sudėjus, reiškia 150 laipsnių ir X, ar ne, sudėdam 150 laipsnių ir dar X, mes turime gauti 180 laipsnių. Kodėl 180? Ogi todėl, kad šitie du kampai yra gretutiniai. Juos gavome, ištęstinį kampą padalyję dar į dvi dalis. Ir sprendžiame lygtį. Taigi, mums reikia atsikratyti šito skaičiaus, iš abiejų pusių atimime po 150 laipsnių. Ir ką turime, kad X lygu 30 laipsnių. Tai ir bus mūsų atsakymas. Taigi, antroji pamokos dalis – kryžminiai kampai. Kas jie tokie yra? Ir visų pirma, kryžminiai, ar ne? Kryžmo kažkas bus. Pradžiai, kaip gauname kryžminius kampus? Kryžminius kampus gauname, jeigu mes paimame ir kertame vieną su kita dvi tiesės. Tarkim, čia buvo tiesė A, čia buvo tiesė B. Mes paėmė jas ir sukirtome. Sukirtome tebūnie taške O. Gavome iš viso 1, 2, 3, 4 kampus. Pažymėkime jos skaičiais. Pirmas kampas, antras kampas, trečias kampas ir ketvirtas kampas. Dabar, tai kurie kampai yra kryžminiai? Ar visi kryžminiai? Ne visai. Pirmas ir trečias bus kryžminiai ir antras, ketvirtas. Todėl, kad jie yra, kaip ir galime sakyti, kryžmai vienas nuo kito arba priešingai vienas nuo kito. Tai jeigu būtų labai tiksliai, tai kryžminiai kampai, tai tokie kampai, kurie gaunami sukirtus dvi tiesės, pavyzdžiui, A ir B, ar nesukirtum dvi tiesės, ir yra priešingi. Gauname daug kampų, bet jie turi būti priešingi, kad būtų kryžminiai kampai. Tai galima rašyti. Kampas 1 ir kampas 3 yra kryžminiai. Lygiai taip pat kampas 2 ir kampas 4 yra kryžminiai. Dabar, kuo jie ypatingi? Ogi ypatingi tuo, kad jie visada yra lygus. Kryžminiai kampai visuomet yra lygus. Tai kampas pirmas, koks be būtų jo dydis, jis bus visada lygus kampui trečiam. Lygiai taip pat kampas 2
kampas antras bus lygus kampui ketvirtam, todėl kad jie yra priešingi. Sukirtome dvi tiesės ir jie yra priešingi. Pažiūrėkime kokį nors pavyzdį. Tarkim, turime tiesę čia C, turime tiesę D. Žinome, kad šis kampas yra, tarkime, 95 laipsniai. Mūsų klausia, šis kampas pažymėtas yra X ir mūsų klausia, koksgi kampo X dydis. Taigi, kaip mes tą sprendžiam, galima susidaryti lygtį, kurie atrodo šitai. X lygu 95 laipsniai, ar ne? Kadangi šie kampai yra kryžminiai, jie turi būti lygus, mes tiesiog sudarom lygtį, kurį jau savaime yra ir pats sprendinys. Bet jeigu, pavyzdžiui, mūsų dar klaustų, kaip surasti Y, ar ne? Nes mums reikia dar, tarkim, ir Y surasti. Mes prisimename pirmą pamokos dalį ir žinom, kad šie du kampai, Y ir 95 laipsnių kampas, yra gretutiniai. Kadangi turėjom šį čia ištiestinį kampą, pažymėsiu jį, čia iš viso buvo ištiestinis kampas, jis padalintas ir šitų kampai yra gretutiniai. Kas iš to? Ogi tas, kad Y plus 95 laipsniai turės visada būti 180 laipsnių lygų. Sprendžiame lygtį. Iš abiejų pusių atimama. Po 95 laipsnius Y gaunasi 85 laipsniai. Taigi, šį čia 85 laipsniai reiškia lygiai taip pat kryžminis jam, reiškia priešingas šis, irgi bus 85 laipsniai. Ir čia mes jau gavome 95 laipsnius. Tai tiek apie kampus.